Klausiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Monika kalbu? Taip. Monika skambina Egidijus Misiūnas, Vilniaus miesto pirmasis policijos komisariatas. Ar jūs šiandien kreipėtės į policiją dėl pavogto telefono? Vakar. LG KP 500 matau pagal popierių, ne? Taip. Palaukit sekundę. Tu man nestum, gerai? Sekundė, uždarykit jį dabar čia. Aš nieko nedariau, aš tu sakau. Laimė, uždaryk duris, aš kalbu dabar. Su liudininku kalbu žodžiu. Netrukdyk dabar, viskas, okei. Monika, skambinam, todėl, kad mes kaip ir turim įtariamąjį, jį radom šiandien Verkių gatvėje. Todėl aš skambinu iš pirmojo policijos komisariato. Ir tiesiog telefono kol kas nėra, bet visi ženklai rodo, kad šis vyrukas greičiausiai bus paėmęs tavo telefoną. Tu vis tiek važiavai troleibusu, kaip nurodėjai, ar ne? Ne troleibusu. O kur važiavai? Autobusu. Autobusu. Mat suklydo čia turbūt mūsų autobusu važiavai, tai tu esi turbūt tokia patikimiausia liudininkė ir galėtum mums padėti atskleisti, kurgi yra telefonas. Mes dabar kaip tik darom apklausą ir tiesiog kalbinam žmogų, kuris yra... Įtariam, kad tai yra 24 metų Sergejus Došenko ir jis yra Vilnietis, bet jisai kol kas dar neprisipažino, kad yra paėmęs būtent jūsų telefoną, nors kiti modeliai visi yra. Ar galime mes patarpininkauti ir mums padėti? Galit šioje vietoje? Kaip aš jums galėčiau padėti? Tiesiog aš duosiu... Jis dabar mus girdi, mes esame vienam kambarį. O iš kur jūs gavote šitą mano telefono numerį, jeigu aš jo nenurodžiau? Monika, ar mes policija, ar tu policija? Aš nežinau, kas jūs iš ko man žinot, kas man čia skamba. Aš jau prisistačiau tau. Jeigu nori, kad lengviau ir greičiau atgautumėm tavo telefoną, todėl prašau bendradarbiauti. Jeigu tu nenori, tada galime tiesiog padėti ragelį ir laukti, nežinau, kol iš dangaus nukris. Monika, aš po darbų ir šiaip jau baigę savo darbus, todėl labai norėčiau greičiau, kad viskas baigtųsi. Tai klausau tada. Aš tiesiog noriu, kad tu mums padėtum apklausti šį vyrą. Nes tu greičiausiai jį matei, girdėjai iš balso ir panašiai. Aš nieko nemačiau ir nieko negirdėjau. Ar tu gali papasakot, kaip viskas įvyko, nes aš vakar nebuvau? Aš nemanau, kad čia man kas nors skambinęs policijos. Gerai, byla žodžiu, matau, kad liudininkė nelabai nori kalbėti. Paleidžiam šitą vyrą. Padovanokite mano telefoną. Valerijai, įdina. Aš to įdina, girdi mentas, aš tau sakiau, aš nieko neėmiau iš tavį, nei iš merginą. Aš nesakiau, kad tu ėmė, aš sakau, kad tu pavogiai telefoną. Aš niekada neėmiau, tu man nieko neprikiši, aš nieko nežinau. Iš kur pas tave Eriksonas? Aš pas tave iš šiknos ištraukęs. Aš nieko nedariau, čia mano visi telefonai. 15 tavo telefonų, klausyk, šaunu. Mano, aš tai savo telefonus. Ką tu vakar darėjai? Važiavai autobusu? Taip, važiavau. Aš ne tavęs klausiu. Neparti mane, mentas, aš nieko neėmiau, pareigūnas. Monika, kelintą valandą tu važiavai vakar? Aš važiavau ne vakar. Ta prasme, kada pavogė tavo telefoną? Prašau manęs nekvailinti. Tavęs nekvailinti, ar ne? Taip. Tai kaip tu galvoji, kas tau skambina? Nežinau, bet tiesiog numanau, galiu nuspėti. Tai Tai tikrai ne policija. Tai gal prisistatykit patys, nereiks man spėlioti. Aro pareigūnai. Kieno, Aro? Oho, kaip fainai. Duok man telefonas. Jiem pakalbėk su ją. Ką tu stūmi ant mane, kad aš paėmiau tavo telefoną? Noriu ir stumiu. Ką tu ant mane stūmi? Aš tavo ateisiu normaliai telefoną paimsiu. Gerai, prašau, sakyk, kur tu... Parodyk kišenės. Parodyk kišenės. Neturi kišenės. A jeigu rasiu, viskas mano. Gerai. Čo tu triuoš, ką tu man stūmi? Aš galvoju, tave nerasiu? Ne, O kiek metų? 13. 13? Radistai,
Monika skambina, Jonas ir Justinas, radio stotis BFM, mes tiesioginiame etery. Labai malonu, kad šiandien iš mano nelaimės viešai. Tai turbūt ačiū mano sesiai, taip. Haha, iš tavęs pavogė telefoną. Čia tavo brolis, gal Vytautas? Taip, teisingai. O tu dar sesę turi? Turiu ir sesę. Turi ir sesę. Tai pavogė telefoną, ne? Užjaučiam tave. Blogai. Deja, taip. O kodėl tai taip neatsargiai nešioji? Kaip neatsargiai, tiesiog. Ar buvo tokia spūstis, kad Profas pasitaikė. Buvo labai didelis spūstis. ir atkirto, ar ne? Taip. Nu ką, tai vis tiek, priskambinom, reiškia, turi kažkur kitur įsidėti kortelę. Neturiu aš nieko, aš pasiskolinu. Tiesiog yra draugų, kurie paskolina bet ką. Matai, tai geri draugai tada reiškia. Teisingai. Ir dėl to mes tau norėtume, kaip tik su ta proga, mes tau norėtume įteikti naują Nokia... Ne, jokauju, neįteiksime. Dar daugiau. Jau buvo be apsidžiaugianti, klausyk mergaitė. Todėl mes norime įteikti tau... nieko! Va, tai žodžiu, tai užuojate tau dėl tavo telefono ir gero tavo vakariuko. Ačiū Jums taip pat. Iki, brangio. Dėkojame. Viso gero. Viso geriausio. Viso gero, jums aš noriu dar mūsų repuką paklausyti.